Sveiki. Ar žinojote, kad beatodairiškai siekiantys visur laimėti žmonės dažniausiai būna nelaimingi ir kad pralaimėjimas jiems sukelia nusivylimą, o jeigu kartais jie ir pradeda laimėti, jie tiesiog net nepastebi tų savo pergalių, tai kaip savaime suprantama, jie net nebemoka džiaugtis savo pergalėmis, kaip pavyzdžiui Liubomirskis yra pasakęs, kad laimingi žmonės neskiria jie tiesiog nesiekia vienos pergalės paskui kitą, o nelaimingieji nepatiria nei vienos, nes jiem ištisai eina nesibaigianti pralaimėjimų lavina. Ir kasgi juos vienus nuo kitų skiria, tai yra tai, kad laimingieji džiaugiasi gyvenimu, o žmonės, kurie yra nelaimingi, jie dažniausiai apgalvoja savo nelaimes. Ir tai energetiškai ištisai būna būtent tame, kas yra nelaimingi, kad jiem nesiseka, kad jiem viskas nesiseka ir tada užsikoduoja vien tik ant nesėkmių ir tos nesėkmės traukia sekančias nesėkmes. Netgi yra tokių žmonių, ši paslaptis, sakykim, imkim tai paslaptis. Trečioji paslaptis, jinai yra daugiau apie tai, kad nebūtina kiekvieną kartą laimėti. Tai yra puiku, jei tai tau gaunasi natūraliai, bet jeigu tau gaunasi taip kaip Niksonui, tai yra 1972 metais, kai norėjo laimėti prezidento rinkimus, jo komanda pradėjo daryti tuos vadinamusius juoduosius darbelius. Oponentam parašydavo salėse, kuriuose turėdavo susirinkti oponentai, ten susirinkimai, jie parašydavo, kad susirinkimas neįvyks, atšaukiamas, niekas neteidavo tiem žmonėm, netrakindavo salių, arba užsakydavo į būtent oponentų biurą po 100 picų. Tokių įvairiausių darbelių, tų vadinamų juodųjų darbelių, būtent jie atlikinėjo vien todėl, kad Niksonas labai norėjo laimėti prezidento rinkimus. Jis tiesiog beprotiškai buvo pamišęs, kad jis nori laimėti. Jis niekada neprileido tikimybės, kad jam gali nepasisekti. Ir tie juodieji darbeliai taip atsibodo visuomeniai, nors tuo metu jis pirmavo, jis buvo jau kaip lyderis, jis būtų laimėjęs, bet tie juodieji darbeliai taip išvargino visus, kad vis dėlto, kai reikėjo balsuoti ir vyko balsavimas, buvo nubalsuota, kad būtent prieš jį, ne už jį. Tai suprantat, kas įvyksta? Kai mes bet kokią kainą norime laimėti, mes nenori, mes ateinam į tam tikrą momentą, kai pas mus gali ateiti pralaimėjimas ir mes nemokam pralaimėti. Bet kokią kainą, nes užsiciklinam tik laimėjimas. Tai yra nesėkmė, o laimėjimas. Ir kai laimėjimas yra užsiciklintas, toks per jėgą išpeštas, visada turėsi sumokėti kainą. Visada yra kaina. Nes iš tiesų Turman 1981 metais yra parašęs tokius žodžius. Tai yra nenormali aistra visada laimėti, užkerta kelią į laimingą gyvenimą. Nes visi pasiekimai atrodo nepakankamai, o pralaimėjimai gali visiškai palaužti žmogų. Tokie žmonės neretai niekina savo pasiekimus, laikydami juos nereikšmingais ir nedideliais. Tuo tarpu kiti netgi savo pralaimėjime sugeba įžvelgti laimės ir pergalės pojūtį. Tai suprantat, šitoj vietoj yra toks labai būtent trečioji paslaptis, taip ją įvardinsiu, tegul būna apie tai, kad mums svarbu patirtis.
pliusinė, minusinė, bet patirtis. Ir jeigu pavyko, okei, likimas nusišypsojo, mums pavyko kažką pasiekti, pagirkim save. Bet jeigu mes gavome neigiamą, tai nereikia nusiminti, neišeiti į pesimizmą, bet tuo pačiu suprasti, kad daugiau nagų nekišiu, ten karšta, prie ugnies ar dar prie kažko. Kad visada 100% tu bet kokią kainą nori laimėti, atmink, ateis pamoka, kada tau bus parodyta ir priešinga šito dalyko pusė. Tai su jumis Eligija ir skaičių magija paspaudžiame patiktukus, kad matytumėmės kiek galima dažniau. Ir taip, YouTube'as prasiūs įrašėlius, daugiau žmonių matys ir eis sąmoningumo keliu, o tuo pačiu mes visi sukursime šviečiančią visuomenę. Kodėlgi to nedaryti? Prisidėti prie bendro mūsų visų gyvenimo. Ir tai yra jau pozityvus požiūris. Pozityvi patirtis. Aš prisidedu prie kažkieno gyvenimo, kad jis būtų gražesnis. Gražios dienos, gražaus vakaro, tiesiog gražaus laiko.